antrąjį Minecraft Pocket Edition ištikimo epizodą. Ir šiandien, aš kaip matot, turiu daiktus, kuriuos pasidariau, tiesą sakant, per šį antrą epizodą, bet netyčia šio epizodo dalį ištryniau. Aš nufilmavau 5 minutės ir čia manęs trukdė, aš nukirpau ir panašiai, bet netyčia ištryniau tą video ir jo, mes likom be jo, bet ką aš pasidariau per tą video, tiesiog Diamond Sword ir itemų, kurių radau cave. Diamond radau 18 ir dar radau taip netyčia, besikasdama savo į maininimosi vietą. Ten 14 lygį. Netyčia, taip tiesąkant, radau ten įsikasiau šiek tiek tokią didesnę vietą, kur bus mano tokie čestai ir krosnis. Ką dar padariau štai tokį dalyką, gan gražiai čia atrodo dėl to. Ir palikau. Ir ką šiandien norėčiau padaryti tokius takelius, manyčiau, nes kažkaip čia tikai atrodo, man čia yra labai daug vietos. Ir dar čia bus daug vietos, matot, išlyginau ir čia mums vietos pasireikš, kas svarstyti tikrai bus gan nemažai, čia dar šitą visą nukasiu. Šitą nežinau ar nukasiu. Galbūt irgi kažką taip padaryčiau, bet nežinau, manau, už epizodą, nes aš čia nesu sugalvojęs. Jei aš nesu sugalvojęs, žinau, kad aš darysiu, nežinau, kiek laiko jo. Bet dar galėtume padaryti tokius takelius. Taip. Ne, aš darau, ne taip. Aš šiek tiek biškiai sufeilinau, bet taip, pavyzdžiui, čia toks. Taip. Taip. Ir dar čia į vidų dėsiu tą spruce planks, mano mėgstamiausią medį. Dedam taip. Taip. Jūs išjunkit savo telefonų garsus vieną dieną. Dieve. Skambinu. Matot, čia biški rėkoja pas mane, bet, nekreipiu dėmesio, čia yra svečių atvažiavę. Tai jo, biški mano mažasis brolis su tokiu dar vienu mažu vaiku čia šiek tiek rėkoja. Tai jo, atsiprašau labai dėl to, bet norėjau labai nufilmuoti šį epizodą, nes tiesiog man reikėjo nufilmuoti, nes žinau, kad paskui jau nebegalės nufilmuoti, nes dabar kai filmuoju, galbūt yra jau 7-8. Jo, tai reiks, aišku, mėgoti, nes to į mokyklą. Jo. Beje, norėčiau visus pasveikinti su Halloweenu, nes rytoj Halloweenas, jo. Aš neturiu cobblestone, gerai. Ir jo, nežinau, kiek Lietuvoje švenčia šią šventę, bet aš esu Vokietijoje, aš gyvenu Vokietijoje, tikriausiai nežino to. Tai jo nauja informacija apie mane. Tai čia Halloweenas yra laikoma šventė Lietuvoje, nežinau, aišku, švenčia žmonės, kai kurie jaunimas tikrai dažnai jau pradėjo bent jau švęsti šventę, kurie nėra lietuviška, nėra iš vis lietuvių šventė. Bet švenčia. Jo. O čia, aišku, Vokietijoje, čia yra šventė, aišku, viena iš įdomiausių tikriausiai švenčių. Šitokie karnavalai ir panašiai būna. Jo. Aš asmeniškai jose nedalyvausiu, nes rytoj švarau gimtadienį tokį. Jo. Nežinau, čia greitai galim tuos padaryti takelius. Jo, ir manau, čia gražiai tokie atrodys takeliai, nes gražiai dera tas spruce plank su cobblestone. Kitas dabar dalykas. Manau, rytoj epizodo nebus. Turiu omeny penktadienį, nes, sakau, važiuosiu į gimtadienį, nors nežinau, nebent spėsiu galbūt prieš padaryti gimtadienį epizodą, bet labai mažai šansų, nebent šiandien dar nufilmuosiu. Rytoj tik tai dieną padarysiu kaip privatų ir tiesiog paviešinsiu šitą video, jo kažką panašaus nebent padarysiu. Matot, mes antram epizodė jau vaikštum praktiškai su full diamond šarvais, aišku, kažkas tokio nerealaus, bet sekasi man tikrai šitam pasaulyje, aišku, labai gerai. Man tiesą sakant, dar norėčiau pradėti šitą vietą, kažkaip žiauriai gražiai atrodė. Žinokit, kaip naktį čia taip apšviesta viskas ir taip toks įėjimas, tikrai žinokit, čia paliksiu. Čia užtaisiau skylės buvo daug, kaip matot. Ir jo.
Manau, kad mes šitas visas vietas tikrai išnaudosim kažką pastatydami. Dar tiksliai nežinau ką, galbūt sugalvosiu prieš kitą epizodą, bet manau mes dabar... Tiesą sakant, aš norėčiau bandyti gauti bulvę ar kokią morką. Jo, nes šį epizodą, sakau, aš beveik buvau nufilmavęs, tai jo, man šiek tiek buvo dabar galbūt toks be tokios didelios idėjos. Bet tiesą sakant, dabar dar norėčiau pasakyti, galbūt, ką aš norėčiau padaryti artimuoju metu. Norėčiau padaryti tokį dalyką kaip miestelį kokį pastatyti, nu, žinai, ten tokį namukų, krautuvėlių ir panašiai pristatyti. Dar vieną tokį didelį projektą, ten tokią rotušę didelę pastatyti miesto, nežinau, kur tiksliai būtų, manau, šiek tiek tikrai ne šitam kieme, galbūt ten, kur nors ten, nežinau. Kitas dalykas, tai jo, kad skaustysimės, manau, tą monstrų spawnerį galbūt greitai, nežinau, manau, čia bus, aš stačiausi ant, aš dabar neįsijungiau halingai, bet čia yra bugas šiek toks. Čia kartais automatiškai, žinokit, įsijungia ant šitos versijos, čia tiesiog lagas, manau, toje turėtų praeiti, jei mes į bloką padedam jo. Gerai, bet kažkoks bugas yra, bet nekreikime į dėmesį, nuskinam savo pirmuosius vyt šitam pasauliui ir einam šiek tiek bandyti pažudyti zombių, kad gautume kokią morką va čia beje yra tas mano kelias į Mainą, dar kol kas nepadariau jo normalaus laiptus, manau reiks uždėti kokius cobblestone ir dar kažką. Jo, bet tai tokios tokelės, dabar einamės paieškoti monstrų. Nu, reikėtų užvalgyti. Nu, tu pasiramink tu šito savo nesąmonę. Turiu dabar bloką, kažin kokį. Tai, pavyzdžiui, priektam bloką. O, gerai. Užknisa, tiesą sakant, šitas bugas. Šiek tiek. Aišku, reikės, manau, galbūt jau yra Alpha Build 2 ar 3 versija, tai jo reikės, manau, ją man įsirašyti, nes užknyso man šitais bugais čia būt. Ne. Boy. Gerai, gaunam swordą, matau creeperį, matau savo zombį. Hello, zombį. Davai, morką duok. Su deimantiniu šituo svordu yra apie didesnę tikimybę gauti ten kokį bulvę ar morką iš monstro. Bet man užnisa... Visada viską, bet tai ir nusprogdina, tai užnisa. Vienintelis dalykas, ko nekenčiu Minecraft'e, tai yra creeperių. Jo... Poja mane čia. Skau, žinau, šį video aš buvau jau nufilmavęs, bet netyčia ištrinėjau, tai nežinau, nesusiplanavau tokių video, bet skau norėjau labai nufilmuoti, tai jo, mane čia sprogdina. Tai nežinau, manau, dabar ir baigsiu šį video. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitam video. Oi. Jau pieces of